Kodėl dirbtinis sėklinimas? Kada jisai naudingas naudoti, kada mums jo reikia? Iš tikro dabar paprasta ne tik užsakyti maistą į namus. Šiuolaikinės technologijos palengvino gyvenimą ir veisėjam. Vietoj to, kad važiuoti tūkstančius kilometrų pas reikalingą veislinį patiną, jo spermą dabar galima parsisiųsti Lietuvą. Čia galima ją saugoti ilgą laiką ir galima naudoti. Spermos šaldymas ir atvėsinimas atidarė labai didelės galimybės veisliniam darbe. Pirma, kelionės. Iš tikro būtų sunku įsivaizduoti, kaip su kokiu nors dideliu šuniu, tokiu kaip Ridgebackas arba Senbernaras, jūs keliaujate kergimo į Australiją. Tai būtų labai brangi kelionė ir labai ilga kelionė. Netgi tada, kada kelionė yra trumpesnė, kai kurios kalės keliaujant pas patiną rujos metu patiria papildomą stresą ir dėl to gali sutrikti ir lytinis ciklas. Atvažiuojant kažkur, tai tegul ir Europos miestą ir praleidžiant ten kelios dienos, labai didėja išlaidos, laukiant to tinkamo kergimo momento. Todėl parsiuntimas atvėsintos ir užšaldytos spermos tapo itin populiarus, kaip palengvinantis, sutaupantis laiką. Yra ir kita priežastis, kodėl mūsų kinologai ir šunų mylėtojai važiuoja, stengiasi. Važiuoja ne šiaip pas patinus, važiuoja pas čempionus. Galimybė saugoti užšaldytą spermą neribotą laiką suteikia galimybę ją naudoti po daug metų. Suteikia galimybę naudoti veisimajam darbe ženkliai didesnę genetinę įvairovę. Ir būtent genetinė įvairovė tai yra mechanizmas, kuris leidžia veisliai vystytis ir kai prieinama kuo daugiau skirtingų genetiškai individų, mažėja tam tikrų susirgimų tikimybė, veislė daroma geresnė, yra galimybė pagerinti būtent tos savybės, kurios veisėjai nori gerinti. Reikia pasakyti, kad užšaldyta šunų sperma gali būti saugoma neribotą laiką. Taip pat kaip ir žmonių. Technologija yra ganėtinai unikali, todėl praktiškai mūsų klinika vienintelė vieta, kuri Pabaltijoj saugo šaldytą šunų spermą ir suteikia tokias paslaugas. Seniausia mano naudota ir saugotas šunų sperma buvo užšaldyta Ohajo, Amerikoje 1980 metais. Ir man ją panaudojus 2018 metais gimė 10 nuostabių Senbernaro veislės šuniukų. Tai buvo veislinis mūsų kaimynų šalia iš Latvijos. Ir veislynas rimtas ir šią spermą buvo naudojama ne šiaip. Veisėjai norėjo tam tikrų eksterjerinių šuns savybių ir šiuo atveju jiem pavyko gauti norimą efektą ir jie pamatė tos savybės, kurios norėjo gimusių vadų šuniukų išvaizdo ir dalis šuniukų tapo tiesiog naminiais numylėtiniais, keli iš jų tapo šalių čempionais ir tokį rezultatą įkvėpė, ypatingai, kada gaunasi tokios didelės vados kaip 10 šuniukų. Tai ne vienintelis tokios senos spermos panaudojimo atvejis. Mūsų šaly gimė 5 šuniukų vada Čiau veislės, tai buvo 84 metais užšaldyta sperma, šuniukai irgi gavosi labai gražus ir tokie rezultatai buvo pasiekti. Reikia pasakyti, kad naudojant šaldytą spermą ne visada vados būna tokios gausios. Vidutiniškai, statistiškai tokios vados yra mažesnės. Nors kartais labai priklauso nuo kalės, jos amžiaus, būna ir labai didelės vados, nes didžiausia vada gimusi nuo užšaldytos spermos mes turėjome 12 korgi šuniukų vadą.
nors tas šuniukas nėra didelis, bet 12 šuniukų gavosi. Galimybė šaldyti spermą ir tokiu būdu išsaugoti genetinę medžiagą yra labai svarbi. Šią galimybę pasinaudojo labai daugelis ir mūsų šunų čempionų šeimininkų, ir mūsų artimiausių kaimynų iš Baltijos šalių. Atvažiuoja pas mus ir iš Švedijos, ir iš Lenkijos, ir dar iš tolimesnių kraštų, nes užšaldžius spermą galima ją saugoti, galima ją kažkur tai nusiųsti. Reikia pasakyti, kad mūsų augintinių amžius nėra toks ilgas ir jo reprodukcinis amžius irgi gali būti dar trumpesnis. Su laiku galbūt patinai priauga svorio, pas didelės veislės gali atsirasti tam tikros problemos ortopedinės. Ir sperma su amžium blogėja dažniausia pas visus patinus. Užšaldyta sperma nekeičia savo savybių. Nuo užšaldytos spermos gimsta tokie pat sveiki šuniukai. Šis nėra jokių duomenų, kurie galėtų teigti, kad šis procesas kažkaip tai paveiktų būsimo gimusio šuniuko sveikatą arba jo kažkokios tai kitas savybės. Aišku, kad tokiom paslaugom naudojasi tik tai veislinių vertingų šunų savininkai. Ir aišku, kad čia yra taisyklės. Šias taisyklės reglamentuoja pirmiausia FCI. Pagal jų 13 straipsnį kergiami nenatūraliu būdu, tai yra sėklinimo pagalba, gali būti tik tie gyvūnai, kurie jau turėjo poravimąsi natūraliu būdu, tai tokiu būdu įrodė, kad jie yra sveiki ir gali natūraliai porotis. Tai labai griežtai prisilaikoma šios taisyklės dėl pirmo kergimo, bet kartais daromos išimtis, nes kada atsiranda veislė, kurios artimiausias patinėlis gyvena už 3000 km, yra labai sudėtinga tai išpildyti. Yra etikos taisyklės, nes iš sergančių gyvūnų, gyvūnų su problemais, kaip ir nenaudojamas veisimui, iš jų nėra paimama ir sperma nėra saugoma. Mes darom tai tik tai tada, kada žinom, kad visi būtini veisimui testai, sveikatos patikrinimai yra atlikti. Kartais žmonės skambina ir klausia tiesiog, sakykit, ar jūs turite tokios ar tokios veislės spermos, pas mus rujoja kalytė, bet iš tikro tai veikia biškiai kitaip, mes patys neturim nieko. Tai yra viskas, kas pas mus saugoma priklauso šeimininkams. Ir daugelis iš jų galbūt saugo tą genetinę medžiagą ne pardavimui, kažkokiam savo vėlesniam kergimui. Ir mes nereklamuojam tai, kad turime spermos banke. Kada jūs randate kažkokį tai patiną ir jūs galbūt nerandate čia savo tinkamo patino kergimui arba jis yra kažkur tai toli, nes jūs važinėjate parodos, matote čempionus, norit, kad jūsų kalytė būtų sukergta su šiuo čempionu, jūs susisiekėt su patino šeimininkais ir jeigu jie sutinka parduoti jums spermą, svarstot sąlygos, o mes reprodukciniai veterinarijos gydytojai jau svarstome galimybės ją parsisiųsti į Lietuvą ir panaudoti. Manęs visada klausia, koks yra sėkmingumas šios procedūros dirbtinio sėklinimo. Reikia pasakyti, kad mums pavyko pasiekti ganėtinai didelio 70% pastojimo rezultato. Ir joksai kergimas negarantuoja, kad kalė 100% pastos. Ir yra tam tikros skalės, kurios yra su reprodukciniam problemom ir tu gali panaudoti pačią geriausią spermą, bet šuniukų nesulauksi arba reikia pritaikyti prieš tai gydymą. Bet kuriuo atveju su veisėjais, su kalių šeimininkais mes visada apsvarstom, ar jinai yra tinkamas kandidatas
panaudoti sėklinimui užšaldytą ar tvesintą spermą, ar geriau padaryti natūralų kirgimą. Visiems, kuriem tai yra įdomu, noriu priminti, kad daugelis iš šių procesų, tam, kad jie įvyktų sklandžiai, kaip ir viskas gyvenime, jeigu gerai pasiruoši, tada viskas įvyksta sklandžiai. Ir mane klausia, prieš kiek laiko reikia parsisiųsti užšaldytą spermą, kad ramiai paskui, kada kalytė surujos. Aš noriu pasakyti, kad vidurkis yra 6 mėnesiai. Bet tarp mano klientų yra ir veisėjų, kurie parsisiunčia spermą ir prieš 3 metus. Jie mato savo jauną kalytę ir jau įsivaizduoja, kokio patino jai norėtų. Ir naudojasi progą įsigyti spermos, nes šiandien gali būti, rytoj jos gali nebūti. Gyvenimas yra toks dalykas, šiandien patinas yra, o rytoj jo nėra. Užšaldytą spermą galima saugoti neribotą laiką. Atvėsintą spermą daugiau toks sėklinimas naudojamas, kada artimesnės šalis, kada galima per vieną dieną parsisiųsti spermą. Tokia sperma turi būti panaudota iki 5 dienų bėgyje. Šis procesas yra šiek tiek pigesnis, nes užšaldyta sperma turi būti saugoma skystam azote arba jo garuose, tai yra -196 laipsniai. Atvėsinta sperma saugoma 4-6 laipsnių temperatūrai. Tai čia kaip šaldytuvas, jau biškiai paprasčiau. Bet mes ją galime atsisiųsti tik tada, kada mūsų siuntų tarnybos mums pristato per parą, nes siuntimo konteineriai kitaip negali tų temperatūros sąlygų ilgesnį laiką išlaikyti. Aišku, kad šią procedūrą turėtų atlikti patyrę veterinarijos specialistai, kurie būtent specializuojasi šioje srityje. Mes atliekam tokius sėklinimus. Tai daroma endoskopų pagalba. Kalė net negauna narkozės, gauna tokį biškį nuskausminimą, stovi ant kojų. Kalis labai gražiai perneša šią procedūrą, jinai tikrai yra visiškai priimtina ir draugiška. Daugelis žmonių atvažiuoja ir praleidžia klinikoje iki valandos ir išvažiuoja namo. Visada, kada žmonės atvyksta iš kažkur toliau, mes prašom vis tiek pasikartojam progesterono tyrimo, įsitikinti, kad ovuliacija įvyko. Visada prašom po sėklinimo praėjus 25-27 dienom atlikti, jeigu čia ne Vilniečiai, tai tada pas savo gydytoją ultragarso tyrimą ir patvirtinti arba paneigti nėštumo buvimą. Nes tas yra labai svarbu tolimesniam nėštumo priežiūrai. Nėštumo priežiūra yra lygiai tokia pat, kaip ir būtų prie natūralaus sėklinimo. Čia jokių skirtumų nėra. Vienintelis dalykas, kada jūs planuojate tokį dirbtinį sėklinimą ir norėtumėt, sakykime, su manim kaip reprodukciniu veterinaru tai daryti, aš prašau tą pačią dieną, kai kalė surujoja, jau rašyti, jau skambinti. Kada rašote elektroninius laiškus, visada nurodykite savo telefono numerį, nes man reikia paklausti labai daug klausimų ir priklausomai nuo to, ką jūs į juos atsakysit, sudaryti veiksmų planą. Ir jeigu tai daryti laiškais, tai tada rūja baigsis, o mes nesusitarsim. Tai yra tam, kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiai, konstruktyviai, greitai ir aiškiai, jis būtinai turi vykti telefonu. Taip pat noriu priminti mūsų veislinių patinų, čempionų šeimininkam. Labai dažnai susiduriu su situacija, kada man skambina gražaus 8 ar 10 metų veislės patino šeimininkai ir sako, kad mums reikia jį skubiai užšaldyti. Ir aš klausiu, kodėl skubiai? Sako, jisai sensta. O kur jūs gyvenate? Gyvenat Vilniuje. Aš sakau, tai ko taip ilgai laukėt? Ir jie klausė, ar mes pavėlavom. Mes nežinom, kai paimsim spermą, pamatysim.
bet greičiausia 5-7 metais anksčiau reikėjo kreiptis. Kuo patinas jaunesnis, bet aišku suaugęs patinas, kurio sveikata patikrinta, tuo jis geresnis kandidatas spermos donorystei. Pas jaunus patinus ir spermos kokybė pirminė, ir jos kiekis tikrai yra geresnės kokybės. Aš pasakyčiau, kad 1,5–3 metų amžiaus patinas yra idealus spermos donoras. Ir tai nereiškia, kad iš 8 ar 10 metų patinų mes neužšaldom kokybiškai spermas. Užšaldom, bet tai būna daugiau išimtis negu taisyklės. Nes sveikata ir sperma su amžium dažniausiai negerėja, tik tai blogėja. Todėl neatidėkit šio proceso, jeigu jis yra jums svarbus. Kylant klausimam dėl spermos šaldymo, spermos parsiuntimo ar kitais reprodukciniais klausimais, prašom rašykit man, kaip minėjau, nepamirškit nurodyti telefono numerį ir aš visada stengiuosi atskambinti, pakalbėti ir mes kartu galim rasti teisingą sprendimą, optimalų sprendimą ir tikiuosi kartu džiaugsimės nuostabiais gražiais šuniukais.